Tai seminaras bus įrašomas ir visą įrašą jūs galėsite rasti Ekoagros tinklalapyje. Ten rasite ir tikrai ir daugiau tų seminarų, tiek pirminiai gamybai, tiek antriniai gamybai, tiek vartotojams skirti. Tai mūsų tinklalapyje yra atskiras skyrius skirtas šviečiamoji veikla ir informacija. Tai įvairiausių ten pranešimų, įrašų, vaizdo ir audio tikrai rasite. Kažkas manęs negirdi. Na, nežinau, jeigu kiti girdi, tai galbūt pas jūs kompiuteryje gal užsimutinę esate, išjungę kažkokias tai funkcijas. Tai ką, pasidalinsiu aš tada skaidrėmis. Ar matot? Ar matot skaidrės? Taip, matosi. Vieną skaidrę matot, taip? Taip, priekinę. Na tai ką, tai mane turbūt daugelis pažįstat, nes šis seminaras yra skirtas veiklos vykdytojams. Na, žinoma, jis yra viešas, tai gali prisijungti ir vartotojai, kad žinotų, koks yra principas, kokia yra kontrolė, jos tipai, dažnumas ir panašiai. Bet iš esmės tai yra skirtas seminaras būtent veiklos vykdytojams ir daugiau netgi antriniai gamybai, nors žinoti gali tikrai rasti naudingų patarimų ir priminimų tiek ir pirminės gamybos veiklos vykdytojai, ūkininkai. Taigi visų pirma pradėsiu nuo teisinio reguliavimo, kas yra pagrindinis pasikeitimas dėl patikrų. Tai į oficialios kontrolės reglamentą, kuris buvo pakeistas 2017 metais, reglamentas 625 pakeitė reglamentą oficialios kontrolės 882 ir dabartinėme šiame oficialios kontrolės reglamente yra labai aiškiai įvardinta, kad jisai yra taikomas ekologinės gamybos kontroliai. Tai reiškia, jie abu yra taikomi kartu ir šie reglamentai jie labai vienas su kitu dera, todėl kad oficialios kontrolės terminas tai reiškia, kad visos kompetentingos institucijos, kurios susiduria su ekologiškais produktais, jos savo funkcijų ribose turi vertinti ekologiškus produktus. Taigi tiek sertifikavimo įstaiga, kaip buvo anksčiau vadinama Ekoagros, dabar yra vadinama kontrolės institucija, ir įgavo tas pačias, tą patį svorį kaip ir visos kitos oficialios kontrolės institucijos, tarkim, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, valstybinė augalininkystės tarnyba ar muitinė. Taigi, šie reglamentai yra taikomi kartu, ne atskirai, o kartu, žinoma, juose rasite daug reikalavimų ir veiklos vykdytojams, ne tik tai kontrolės institucijoms. Kitas momentas dėl sertifikatų, tai Ekoagros išduodami ekologinės gamybos sertifikatai jau tampa oficialiu dokumentu, oficialiu sertifikatu ir jie yra išduodami būtent tais faktais ir duomenimis, kurie yra gauti iš veiklos vykdytojų kontrolės sistemų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad veiklos vykdytojas, ar tai bus įmonė, ar tai bus ūkininkas, jis turi žinoti ekologinės gamybos reikalavimus ir susidaryti savo kontrolės sistemą, kaip jis tą reikalavimą įgyvendins ir kokių jis imsis veiksmų, kad nebūtų netitikimų ar kad tas reikalavimas būtų tikrai vykdytas ir galėčiau įrodyti tikrintojui, kad tą reikalavimą išpildau.
Taigi tas dokumentas, būtent sertifikatas, yra išrašomas vadovaujantis veiklos vykdytojo dokumentais, įrodančiais dokumentais, žinoma, kad jis atlieka savikontrolę. Это наоборот, вот так. Kažkoks čia, matau, atsirado ant skaidrų mėlynas kringelis, bet tikiuosi, jums jis netrukdys. Na, toliau tęsim, kas liečia patikros tikslus, ar ne? Tai kokie yra tikslai patikros? Tai patikros tikslai reiškia, kad įsitikinti ir užtikrinti teisės aktuose nurodytus reikalavimų įgyvendinimą. Ir žinoma, labai yra svarbus dalykas tai išsaugoti teisingą ir užtikrinti teisingą ekoterminų naudojimą, ženklų naudojimą, taip pat veiklos vykdytojo kontrolės sistemos efektyvumą, ar tos priemonės, ką nusistatė veiklos vykdytojas, yra pakankamos. Prašau, išjungkit mikrofoną, kas ten kalbatės. Galbūt manęs negirdi. Na, bandysim kažkaip. Taigi, kitas momentas, kai ką aš norėjau pasakyti, kad būtent kiekviena įmonė ar ūkis, jie nusistatė tą kontrolės sistemą, tai tikrintojo irgi yra pareiga įvertinti, ar jinai yra pakankama ir jinai tikrai bus efektyvi, kad išpildyti vieną ar kitą reikalavimą. Na, tarkim, jeigu ūkininkas sandėliuoja tame pačiame sandėlyje ekologiškus ir neekologiškus grūdus, ar ne? Tai kaip jis įgyvendins to, kad susimaišymo rizikos reikalavimą, kad tas susimaišymas būtų bet koks išvengtas arba jisai iki minimumo būtų sumažintas, tai būtent tuos veiksmus turi nusistatyti veiklos vykdytojas ir tikrintojas patikros metu tai įvertina, aišku, remiantis dokumentais. Na ir pagrindinis tikslas patikros, tai kad ne tik tai, kad pratęsti sertifikatą ar ne, arba išduoti naują sertifikatą, tai pagrindinis tikslas yra patenkinti vartotojo lūkesčius, nes kiekvienas vartotojas nori gauti ekologišką produktą ir nori žinoti, kad tikrai jis pasitiki tuo ženklu ir pasitiki tais ekologiškais produktais. Aha, matau kažkokios tai problemos. Neturite, nėra pas kažką tai garso, ar ne? Pas kitus yra, ar ne? Labai keista. Įdomu, nuo ko čia tai priklauso. Bet kokiu atveju, jeigu kas ir negirdi, tai, kaip ir minėjau, galėsite išklausyti šitą seminarą ir persižiūrėti įrašą Ekoagros tinklalapyje susiradę. Na, tai tęsiant temą. Taigi, koks dar yra tikslas, ar ne, tai reiškia įvertinti ir visas veiklas. Tai yra, jeigu ūkio subjektas vykdo įvairias veiklas, tai visos veiklos turi būti įvertintos. Jeigu jis gamina arba ruošia produktus, tai ir paruošimas reiškia perdirbimas, pakavimas, perženklinimas. Na, tarkim, jeigu iš grūdų gaminami miltai, jau pakeičiama yra žaliavos struktūra, vadinasi, produktas yra paruošiamas ir, kitaip tariant, perdirbimas, tai turi būti jau sertifikuojama antrinė gamyba, tai yra paruošimo veikla. Jeigu, tarkim, įsigijate kažkokį tai produktą, norėdami turėti platesnį asortimentą, ar ne, ir jo neturite įsigijati iš kažkokio tai tiekėjo, jį perpakuojat iš didelės pakuotės į mažą, tada jau pakavimo veiklą reikia sertifikuoti, bet jeigu pats ūkininkas, augindamas morkas, jas
ruošia, supakuoja ir paženklina, tai nesiskaito kaip siūloma veikla. Na ir perženklinimas taip pat, kai aš, tarkim, įsigyju iš kitur ekologišką produktą ir jį perženklinu savo etikete, tai tokiu atveju toks procesas irgi turi būti kontroliuojamas. Žinoma, jeigu vykdoma yra sandėliavimo veikla, na tarkim, jeigu sandėliavimo veikla vykdoma tik tai kažkam tai pagal užsakymą, jūs kažkam vykdote paslaugą sandėliavimo, tai tokiu atveju arba kaip pagal arba jūsų tik tai toks veiklos modelis yra vykdyti sandėliavimą, tai tokiu atveju galima irgi tikrinama tokios veiklos, jeigu tas sandėliavimas vykdomas subrangovo, kas atlieka, pavyzdžiui, sandėliavimo paslaugą, tai irgi turi būti kontrolės sistemoje toks procesas ir subrangovas turi būti taip pat tokiu pačiu dažnumu kontroliuojamas kaip ir užsakovas, ne mažiau kaip vieną kartą per metus turi būti atliekama fizinė patikra. Žinoma, yra ir tokių veiklų, kur vykdo tik tai platinimą, įsigyja produktą ir parduoda, nei sandėliuoja, nei to produkto mato, tiesiog kompiuteris, stalas, perka, parduoda. Tai tokios veiklos priskiriamos kaip ir prie rizikingų veiklų, bet žinoma, yra ir kitokių tos platinimo veiklos formų, kaip ir didmeninė prekyba, nuotolinė prekyba, elektroninės parduotuvės ir mažmeninė prekyba. Tik tai nuotoliniai prekybai ir mažmeniniai prekybai čia yra taikomas labai tokios išimtys, nes jeigu vykdo, tarkim, ūkininkas susikuria elektroninę parduotuvę ir elektroninės parduotuvės per platformą jis prekiauja savo produktais ekologiškais ir pats pristato užsakovui, galutiniam vartotojui, tai tokiu atveju nuotoliniai prekybai netaikomas sertifikavimas. Bet jeigu tik tai norima, jeigu pats nepristato tiesiogiai pats, o pasitelkia paslaugos davėją, tarkim, per kurjerį pristatoma prekė, per paštomatą gauna užsakovas, tai tokiu atveju jau taikomas ir nuotolinės prekybos sertifikavimas, elektroninės parduotuvės. Mažmeniniai prekybai, vėlgi, jeigu yra prekiaujama nesufasuotais produktais, tai tada irgi taikomas yra sertifikavimas, išimtys yra ūkininkams, jeigu ūkininkas pats arba jo šeimos nariai parduoda prekes nefasuotas savo, aišku, ne kaimyno, bet savo ekologiškus produktus, jeigu parduoda ir turi prekybos vietoje sertifikatą, tai tokiu atveju irgi netaikoma mažmeninės prekybos sertifikavimas ir kontrolė, ir taikomos išimtys. Yra ir kitos veiklos kaip importas ir eksportas, čia jau yra susijęs su prekyba su net trečiosiomis šalimis, ne Europos Sąjungos šalimis, tai irgi yra kontroliuojama ir sertifikuojama veikla. Kokios yra patikrų formos? Tai patikrų formos, jos gali būti dokumentinės ir gali būti fizinės. Jos gali būti pilnos apimties arba dalinės. Nes, kaip ir sakiau, vieną kartą per metus turi būti fizinė patikra, bet priklausomai nuo įvairiausių situacijų. Skundas bus, ar oficialus tyrimas, ar atsiras pasikeitimai kažkokie, tada galima ir dažnesnės tos fizinės patikros. Ir gali būti dokumentinės patikros dėl, tarkim, asortimento praplėtimo ar ne. Taip, tokios gali būti ir dalinės patikros. Pilnos apimties patikros dažniausiai būna siekiant pratęsti sertifikatą. Arba jeigu yra sertifikuojama dar papildoma veikla, buvo pavyzdžiui tik tai platinimas ir dabar jau norite patys ne tik tai prekiauti kažkokiais tai
produktais, bet norite patys gaminti miltus, ar ne? Na, tai tada tokiu atveju jau bus kitos veiklos, tos paruošimo veiklos pilnos apimties patikra. Dalinė gali būti pagal riziką, pagal skundą, dėl oficialaus tyrimo ar dėl naujo technologinio kažkokio tai etapo. Žinoma, dėl pranešimo irgi yra nustatyta reglamente, kad tam tikros patikros turi būti atliktos nepranešant. Tai ne mažiau kaip 10% nuo visų atliktų patikrų turi būti atlikta nepranešant. Tai ir aišku, išrenkama tos, kurios yra aukštos rizikos įmonės arba ūkio subjektai. Ir tokiems ūkio subjektams, jeigu jie yra atrenkami pagal riziką kaip į nepraneštų papildomos patikroms arba kasmetinėms patikroms, jeigu jie atrenkami į tokį sąrašą, tai tokiu atveju jokio pranešimo nebūna išankstinio apie planuojamą patikrą. Tai gali būti tiesiog pas jūs atvykti tikrintojas, laba diena, aš atvykau atlikti oficialią kontrolę. Tai jeigu yra netoks rizikingas ūkio subjektas, tokiu atveju yra pranešama apie patikrą, pranešama raštu, oficialiu laišku, kur išdėstoma informacija apie patikrą. Na, kokie patikrų tipai? Tai patikrų tipai gali būti patikra pradinė. Ūkio subjektas pateikia paraišką, siekiant pirmą kartą sertifikatą, arba sertifikuoja naują veiklą, arba naują gamybos vietą, arba įtraukia dar naują technologinį procesą. Tai tokiu atveju būna tokia kaip ir dalinė patikra, nes dar nebūna realizacijos, negali dar taip patikrinti. Edita, išjunkite savo garsą, ačiū. Kasmetinės patikros, tai pilnos apimties, ar ne, kaip ir sakiau, dėl sertifikato pratęsimo. Papildomos patikros, kaip minėjau, pagal riziką, tai gali būti skundas dėl įtariamos neatitikties, gali būti papildoma patikra vykdoma dėl koregavimo veiksmų įvertinimo. Jeigu jūs, tarkim, buvo kažkoks tai neatitikimas, jūs atlikote koregavimo veiksmus, bet įvertinti, ar tikrai jie atlikti ir tinkamai, tai tokiu atveju gali būti vykdoma papildoma fizinė patikra. Na, galimos ir mokamos patikros, veiklos vykdytojai pageidaujant, ir nuotolinės patikros, kurias turėjome vykdyti pandemijos metu, kai negalėjome išvykti iš namų, ar ne, ir visi buvo suvaržytas judėjimas visiems. Taigi, visos patikros yra paremtos rizika. Tai yra reglamentinė nuostata ir visuose oficialios kontrolės, ir netgi oficialios kontrolės reglamente yra nurodyta, kad patikros turi būti atliekamos vadovaujantis riziką. Tai reiškia, rizikingiems galbūt veiklos vykdytojams, kaip ir minėjau, yra nustatomas ir dažnumas didesnis, ar nedažnesnės tos patikros, ne tik vieną kartą per metus, renkamos veiklos, kurios yra rizikingesnės. Na, pavyzdžiui, žinoma, tarkim, importas irgi yra labai rizikinga veikla, nes iš trečiųjų šalių atkeliauja produktai, dideli kiekiai ir panašiai. Žinoma, labai priklauso ir nuo produkto. Tai produktas irgi renkamasi rizikingesnis produktas, kur daugiau, tarkim, turi ingredientų, kur galimas susimaišymas, kur galbūt dažnai būna tarša to produkto ar neleistinomis medžiagomis, tarkim, grikiai yra glifosato, tarkim, taršos dažnas būna atvejas. Tai šitie elementai yra labai svarbus netgi ir patiems veiklos vykdytojams, kuriems
yra reikalavimas atlikti savikontrolę. Tai kai darote savo vidinį auditą įmonėje, irgi atkreipkite dėmesį į riziką ir darykite auditą būtent toje vietoje, kur yra rizika. Nes žinote, kodėl? Todėl, kad tikrintojas ten ateis ir taip pat žiūrės tas vietas, kurios yra rizikingiausios, ar ne? Tai jūs jau tam, kad pasiruošti patikrai, pasidarykit savikontrolės auditą ir įsivertinkit, ar tikrai jūs nematote kažkokių tai galimų neatitikčių, ar ne? Kitas momentas, kaip renkamasi yra patikras, tai ir procesus, tarkim, koks tai technologinis procesas ar kažkokie tai, ką daugiau atkreipiamas dėmesys, tai yra į neatitiktis. Jeigu buvo prieš tai kažkokios tai pritaikytos neatitiktis, tai žinoma, į tai atkreipiama dėmesį, yra vykdomi korekciniai veiksmai, ar jie įgyvendinami. Na, taip pat labai svarbus elementas yra rizikai produktų susimaišymas ir tarša. Tai yra procesai, galbūt įrenginiai, tarkim, jeigu jūs, kaip ir minėjau, tas pavyzdys, kai sandėliuojami yra grūdai palaidi, ar ne tame pačiame sandėlyje, ir ekologiški, ir įprastiniai, na tai tą būtent susimaišymą arba būtina įsivertinti savikontrolės metu ir, žinoma, į tai kreipia labai didelį dėmesį ir tikrintojai. Tarša tai gali būti ne tik tai kažkokiais tai dezinfekcinėm priemonėm ar valymo priemonėm, bet ir neekologiškų produktų. Gali būti užteršamas ekologiška siunta. Tai gali būti tarša nuo netgi įrengimų, tarkim, tame sandėlyje, sandėliavus, atsivežėte įprastinių grūdų, juos išvalėte su įrenginiu, išdžiovinote, sufasavote su kitu įrenginiu ir vėl padėjote į aruodą, ar ne, sandėliuojate. O po to atsivežate ekologiškus ir vėl su to pačiu įrenginiu džiovinat, valot, fasuojat ir jeigu nėra tas įrenginys išvalytas, nėra registruota, kad buvo valyta, kaip valyta, ar tas valymas efektyvus, jau yra neatitikties galimybė. Tai kitas momentas yra labai kreipiamas dėmesys į prevencinės priemonės. Jau turbūt pastebėjote, kad šis dokumentas ir prevencinių priemonių ir atsargos priemonių kažkokių tai veiksmų nustatymas yra labai svarbus ir nusistatyti įmonei, ūkio subjektui rizikos taškus yra labai svarbu juos atsirinkti, nes kaip ir, pavyzdžiui, tas pats sandėlys, kuris naudojasi viena valomąja, viena džiovykle, to pačiom norijom, transporteriais ir ta pačia priėmimo duobe, tai va šitie taškai yra visi rizikos taškai, kur gali būti arba netinkamai išvalyta, arba įrašas nepadarytas apie valymą, arba gali būti, tiesiog net ir nevalyta ir panašiai, o gal ir valėt, bet negalite įrodyti, jeigu negalite įrodyti, vadinasi, jūs to reikalavimo neįgyvendino. Taigi, apsirašyti tokius kaip ir procedūras, kaip jūs tai užtikrinsit, tai ir daryti jūsų procedūrų, pagal jūsų procedūras vidinius auditus, savikontrolės, tai yra labai svarbus momentai. Na, kas liečia patikras, tai tikrai žinote, kad jeigu ūkio subjektas, kaip ir minėjau, yra nerizikingas, tai tokiu atveju yra siunčiamas oficialus laiškas dėl numatomos patikros ir jame yra nurodoma, kada bus patikra, kada jinai planuojama, kas tikrins jūsų įmonę ar ūkį ir kokius dokumentus reikia turėti, kokius dokumentus pristatyti ir, žinoma, bus prašoma apmokėti išankstinę sąskaitą. Taip, atkreipkite dėmesį, ką reikalaujama atsiųsti ir būtent labai atkreipti dėmesį į terminus, nes nurodyta ne vėliau kaip
5 darbo dienos iki patikros datos turite atsiųsti. Tai nepavėluokite, nes jeigu pavėluosite, tai tokiu atveju, tarkim, atsiųsite prieš 4 darbo dienas, tokiu atveju jau jums bus taikomas už pavėluotai pateiktus dokumentus mokestis, nes, na, tada griūna tikrintojo planai, jisai turi gaišti papildomai laiko galbūt, žodžiu, ir persižiūrėti dokumentus. Jam gal pritrūksta netgi laiko pasiruošimui. Tai prašoma antrinės gamybos veiklos vykdytojo, prašoma, kad pateiktų būtent gamybos masės balanso ataskaitą, kuri, aišku, turi būti parengta remiantis apskaitos duomenimis, kokie buvo likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje, kiek buvo įsigyta prie kažkokių produktų ar žaliavų, kiek sunaudota, kiek parduota ir koks likutis laikotarpio pabaigoje. Žinoma, svarbiausias yra momentas, kad apskaitoje kokie yra duomenys, nes visi esame žmonės ir padarom klaidų, tai jeigu tos klaidos ir atsitinka darant masės balansą, vertinama yra būtent, kas yra nurodyta jūsų apskaitoje. Reikalingas taip pat tiekėjų ir pirkėjų sąrašas, valymo ir dezinfekavimo priemonių ir medžiagų, visi duomenys. Ir labai kitas momentas būna tai, kad negaunam duomenų apie finansinės metinę apyvartą arba metinę balanso sumą praeitų metų ir vidutinį darbuotojų skaičių. Tai šitų duomenų irgi reikia. Kitas yra labai svarbus dokumentas būtent antriniai gamybai, tai neaktualu pirminės gamybos, tai yra ūkininkams neaktualu, bet antrinės gamybos veiklos vykdytojai turi pateikti ir sertifikuojamų produktų sąrašą, kur turi būti pateikta informacija, kokiais produktais prekiaus, ar turės subrangovą, kokią veiklą vykdys subrangovas, kokias veiklas vykdys pats su tais produktais. Ir jeigu kažkoks subrangovas, kuris, tarkim, sandėliuoja tik tai jūsų perdirbamam produktui, tai galima jau nurodyti, aišku, nes tai nebus pagrindinis realizuojamas produktas, galite nenurodyti žaliavos, tiesiog nurodyti ekologiškos žaliavos ir pateikti informaciją, kur jos yra sandėliuojamos. Taip pat patikros metu nurodoma yra, ką reikės pateikti ir patikros metu. Tai jums suteikiama laiški informacija, kad jūs pasiruoštumėt patikrai. Ir kad kai jau turėsite patikros metu visus surinkę dokumentus, žinoma, tai dar nebus visi, nes bus atsekamumui reikės kitų dokumentų, bet jau didžiąją dalį turėsite dokumentų, taip sugaišite mažiau laiko ir sutaupysite tiek savo, tiek tikrintojo laiko, ar ne? Ir, žodžiu, tai tik tai bus ta patikra sklandesnė. Na, ką reikia turėti patikros metu, tai vėlgi, kaip ir sakau, tas prevencinių ir atsargumo priemonių planas yra labai svarbus ir jūs jį turite turėti. Nepamirškite tų dokumentų procedūrų peržiūrėti, nes paruošimo veiklas vykdantiems ūkio subjektams tai dažnai pasitaikantis netitikimas, nes nebūna jos peržiūrėtos, tarkim, įsipareigojama yra peržiūrėti kartą per metus ir neperžiūrėjami karto. Bet tai yra nurodyta jūsų kontrolės sistemoje, kad peržiūrėti, tai tos peržiūrų turi būti įrašai, kada peržiūrėjote, ar kažką pakoregavote, ar korekcijų kažkokių nebuvo. Tai, žinoma, jeigu būna kažkokios korekcijos, apie tos procedūros korekcijos informuoti Ekoagros. Aš labai atsiprašau, kad noriu paklausti, bet ar galite kaip nors visus dalyvius užmūtinti, nes kažkas tai neįsijungęs mikrofoną ir labai fonuoja, žinokit, labai sunkiai girdisi. Aš labai atsiprašau, kad pertraukiau. Viskas gerai, bandysiu, žinokit, bet bijau, kad aš čia, žinokit, nelabai pagelbėsiu.
Minutė. Na, apgailestauju, kad kai kurie Jo, žmonės viskas- neišsijungia tiesiog. Bet gerai, tvarko, atsiprašau, labai tęskite. Viskas atsiprašau. gerai, iš tikrųjų daug žmonių yra, matau net 94 dalyviai ir dėja, žinokit, aš negalėsiu turbūt šitoj vietoj pagelbėti, nes nerandu kaip. Na, bandykim kažkaip, ar ne? Taigi, atkreipkite labai dėmesį, kas parašyta laiške, skaitykite laiškus, ir nes tada, kad nebūtų tų tokių netikėtumų, kad kažko nežinojote ar kažkas nustebino. Taigi, kas liečia masės balansą, į ką atkreipti dėmesį reikėtų, tai iš tikrųjų reikėtų atkreipti dėmesį į skaičius, kokius jūs perkelėt būtent apie likutį ataskaitos pradžiai, nes būna taip, kad prieš metus, kai teikėte ataskaitą, ar ne, tai jūs nurodėte ataskaitos pabaigoje vieną skaičių, o perkeliate į ataskaitos pradžią kitą skaičių, nors turėtų būti tas pats. Tai dėl tų nesutapimų tada turite aiškintis, kodėl tie skaičiai nesutampa. Ir jeigu turit paaiškinimą motyvuotą, tai viskas gerai. Taigi, dėl tų nesutapimų būna klaidos, taip pat būna ne viskas nurodyta. Jeigu, tarkim, būna nurodyti tik tai ekologiškai produktai, o įmonė prekiauja ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktais, nepamirškite įtraukti ir neekologiškų produktų, kurie turi ekologiškų sudėtinių dalių, jeigu tokiais prekiaujate. Taip pat atkreipkite dėmesį į laiške nurodytą terminą, nes kartais būna nepilną terminą pateikę, ar ne? Taigi, jeigu kažkokiu tai trūkumų bus, nepilnas terminas ar panašiai, jūs teiksit iš naujo dokumentą, tai gali būti taip, kad jūs gausite dar papildomai 60 € mokestį už pavėluotai pateiktą dokumentą. Tai į tai atkreipkite dėmesį. Na ir jeigu nėra masės balanso, tada jau žiūrėkite, kurioje vietoje ten gal kažkur arba klaida, pasižiūrėkite, ar sutampa su duomenimis jūsų apskaitoje, jau jūsų apskaitos sistemoje. Tai jeigu sistemoje viskas tvarkoja, tai tiesiog reikėtų, kaip ir sakiau, inspektorius vadovausis apskaitos duomenimis. Na ir kas liečia pasikeitimus, žinoma, atkreipkite dėmesį į formas, nes kai pasikeitė reglamento reikalavimai, visos formos buvo pakeistos, jos galite visas galiojančias rasti Ekoagros tinklalapyje. Tai pasikeitė ir deklaracijos, ir kaip minėjau, atsirado naujas dokumentas kaip sertifikuojamų produktų sąrašas F162, pasikeitės ir receptūrų formos, ir jeigu kad ir pildėte prieš tai, tarkim, F162, pildėte jau naujoje formoje, vis tiek labai rekomenduočiau pasitikrinti, ar ta forma nepasikeitė, nes mes irgi, kaip sakant, tobulinam esamus dokumentus arba sistemą ir karts nuo karto peržiūrim savo dokumentus, matydami poreikį ir juos pakeičiam. Žinoma, kai kurių, tarkim, kur dažniausias būna klausimai, tai yra net ir instrukcijos, kaip juos pildyti, tarkim, deklaracijos yra pildymo instrukcija, yra pavyzdžiai ir tos pačios F162 formos, kaip paaiškinimai, ar ne, kaip užpildyti. Na, kalbant apie tą patį F162, tai, kaip ir sakiau, nepamirškite, kažkas čia kažką paišo, nesuprantu. Šiandien kažkokia mistika tikrai. Tai, atsiprašau. Taigi,
Kas liečia šitą F162 formą, tai kaip ir minėjau, jinai yra Excelinė, ją reikia siūsti Excel formatu, jos nereikia pasirašinėti ir panašiai, bet joje irgi yra atskiri puslapiai, vadinamai šitai, kaip taip tariant, ir ten rasite viename iš jų rasite paaiškinimą, kaip pildyti. Na ir čia įvairaus yra pavyzdžiai pateikti, kad jeigu turite subrangovą ir tas subrangovas, tarkim, kokias veiklas vykdo, reikia nurodyti jo subrangovo adresą, iš kokio adreso yra platinama, subrangovo pavadinimą ir nepamirškit pažymėti taip pat ir produkto statuso. Kokios dar būna ir klaidos pildant F162, tai iš tikrųjų, tarkim, pavyzdžiui, imant tą patį sąrašą, kaip tai gali būti, kad atnaujintose formatose galite įtraukti datą, kada buvo dokumentas atnaujintas. Iš tikrųjų, formoje ir yra data, kada jinai paskutinį kartą buvo koreguota, tai pačioje apačioje būna data, vadinasi, jinai paskutinį kartą buvo koreguota tada ta forma būtent tą dieną. Tai vat į tai galite atkreipti dėmesį ir pamatysite, ar tai forma yra nauja, ar reikia žiūrėti, galbūt jinai pasikeitė. Taip. Tai kas liečia produktų sąrašą, jeigu vykdote paruošimo veiklą, būtinai turi būti nurodyta tie produktai, kuriuos jūs platinsit, ar ne? Na, nerekomenduotina dėti, tarkim, kažkokių ar procentų arba brandų, nes jeigu pasikeis brandas, jums atsiras, jūs teiksite pakeistą formą, bus kaip ir naujas produktas, tada reikės papildomai mokėti pinigėlius už tą produktų, būtent už naujo produkto sertifikavimą. Todėl siūlyčiau, rekomenduotina būtų, kad jūs naudotumėte tokį bendrinį pavadinimą, kaip pavyzdžiui rapsų aliejus, ten, tarkim, arba jogurtas ir nenaudoti brandų, kaip, nežinau, tarkim, Dobilas, Anelė ar dar kažkokiam rinkom, vis kitokį, tas pats jogurtas, bet skirtingom rinkom, ar ne? Taigi, kitos kokios būna klaidos, kad būna, jeigu paruošimo veiklą sertifikuojame, tai būna ir ekologiškumo terminai nurodyti ir išfasavimai, tai to neturėtų būti. Kodėl? Todėl, kad iš to sąrašo visi pavadinimai yra keliami į sertifikatą. Įsivaizduokit, kaip atrodys tada sertifikatas, jeigu bus su tokiais trumpiniais arba neaiškiais pavadinimais, kur JSerb džemas ar kažkokie tai miltai ir panašiai, ar klaidos. Kas liečia pasikeitimus, kad ar įvyko patikra, aišku, ar prieš patikrą būtina apie tai pranešti raštu, sertifikavimo įstaigą informuoti. Pasikeitė, tarkim, jūsų subrangovas atsirado naujas, arba gamybos vietos, arba kontaktai, etiketės, receptūros, technologinis procesas, arba tos pačios procedūros ar net atsargos priemonės. Tai apie tai reikia informuoti. Ir žinoma, mūsų tinklalapyje rasite informaciją, ką reikia daryti tiem, kas sertifikuojasi jau ne pirmus metus ir ką reikia daryti, kad laiku pateikti ir kokius dokumentus pateikti, ar ne? Nes apie pasikeitimus reikalinga informuoti ne vėliau kaip per 5 dienas. Nespaudžiu. Nežinau, bet 5 dienas nuo pasikeitimo. Kas neleido? Tu paspaudė neįjungti garsą. Išjungti garsą, prašau. Jo, tai tas, kas liečia receptūras, tai irgi jeigu pasikeitė arba kiekiai produktų, arba ingredientas pasikeitė, netgi kad ir galbūt kilmės šalis, tai tokiu atveju taip pat reikalinga pateikti apie pasikeitimą informaciją.
ir stengtis reikėtų siunčiant dokumentą, būtent dokumentą pavadinti taip, kaip yra nurodyta receptūroje produkto pavadinimas. Taip bus patogiau mums greičiau irgi atlikti tuos įvertinimo darbus. Kokios pasitaikančios yra receptūros pateikimo klaidos, tai būna taip, kad nurodomas netikslus kvapiosios medžiagos pavadinimas, o tai yra labai svarbu, kad kvapiosios medžiagos, jeigu yra naudojamos, jos gali būti naudojamos tik tai natūralios ir atitinkti tam tikras sąlygas turi atitikti, tai atkreipkite dėmesį, nes natūralios yra natūralus apibrėžimas tam tikras, bet ekologijoje gali būti tik tai natūralios medžiagos, kurios atitinka kvapiųjų medžiagų reglamento 16 straipsnio 2, 3 ir berods 4 punktą. Čia reikėtų dar tiksliai pasitikslinti pagal reglamentą. Tai kas liečia receptūras, taip pat įvardinkite ir neekologiškų žaliavų tikslius pavadinimus, nes, tarkim, nurodo, kad bus naudojamas raugas, ar ne, tarkim, duonos gamyboje, ar ne. Bet tų raugų įsigyja įvairių, tai kad įvertinti reikia žinoti specifiškai tam tikrą raugą, o jeigu jau naudosit įvairius, pagal, nežinau, situaciją, ar ne, tiekėjas turi, neturi, tai tokiu atveju nurodykit, kad tas arba toks raugas, arba toks raugas, arba toks raugas, ar ne? Na ir žinoma, atkreipti dėmesį į tai, kad būtų nurodyta teisinga vieta, kur buvo užaugintos ekologiškos žaliavos, nes būna taip, kad pipirai užauginti kokioj Lenkijoje, nes iš tikrųjų Lenkijoje jie neauga, arba bananai kokioj Vokietijoje neauga. Tai turi būti irgi į tai atkreipiama dėmesį ir jeigu siunčiate receptūrą, tai nepamirškite pridėti ir neekologiškų žaliavų specifikaciją. Na, jeigu žinoma, tos receptūros jau buvo prieš patikrą įvertintos, tai tada jokios bėdos, bet jeigu buvo neįvertintos, tai tokiu atveju reikės pateikti visus dokumentus tikrintojui. Kad patikra vyktų sklandžiai, ar ne, kad negaištumėt laiko, tai būtinai, kai gaunate laišką arba žinią, kad atvyks tokią dieną tikrintojas, tai įsitikinkit, kad tą dieną būtų visi darbuotojai būtent pasiekiami. Na, jeigu reikės, netgi kartais būna taip, kad reikia IT specialisto, kartais buhalteriai išeina per pietų pertrauką pietauti, o tikrintojui reikia kažkokio tai dokumento ir jau tada reikia laukti arba keisti planą tikrinimo, tai ar kažkas tai išeina atostogų, tai būtų, atkreipkite į tai dėmesį ir užtikrinkit, kad sudarytumėt sąlygas atlikti patikrą, nes jeigu kažkokio dokumento tikrintojas negaus, tokiu atveju bus, taip traktuojama, kad nesudarė ūkio subjektas būtent sąlygų atlikti patikros, nes negalėjo įvertinti vieno ar kito kriterijaus. Ir tada reikės atvykti dar kartą, galimai, galbūt ir dokumentinės patikros užteks, bet yra tikimybė, kad gali būti taip, kad vėl reikės gaišti laiką ir reikės dar kartelį sudalyvauti patikroje. Žinoma, kaip ir minėjau, pasiruoškite visus dokumentus, jau turėkite visą informaciją, kurią parodyta laiške dėl tikrinimo ir atsakykite sąžiningai tikrintojo užduodamus klausimus. Žinoma, visus atsakymus reikalinga pagrįsti dokumentais, nes jeigu jau negalite kažko tai įrodyti, vadinasi, to ir nepadarėte, jeigu nėra įrodymų, nėra dokumentų. Taip pat yra atkreipiamas dėmesys, kad būtų pateikiami originalūs dokumentai, tarkim, sąskaitos, krovinio važtaraščiai, žinoma, būna taip, kad ir tos sąskaitos būna tik tai elektroniniu paštu gaunamos, ar ne, ir
Ir dėl to gali būti tai, nepamirškit, kad turi būti prieiga ir prie visų sistemų, ar tai bus apskaitos sistema, ar sandėlio kažkokių likučių sistema, tai tikrintojas taip pat gali paprašyti parodyti tą informaciją, kokia yra sistemoje, nors popierius rodo vieną, gal sistemoje yra kita. Tai prie sistemos irgi tas prieigos turi būti užtikrintos. Na ir žinoma, jeigu kyla kažkokių abejonių dėl įrenginio, galbūt tas įrenginys skleidžia jonizuojančią spinduliuotę, tai norint įrodyti, kad taip nėra, turite irgi pateikti dokumentus, kad tai tikrai nėra jonizuojančios spinduliuotės sklaidos įrenginys, arba būna taip, kad reikalinga netgi informacijos, kiek į tą aruodą ar ten bokštą, tarkim, galima patalpinti vienokiu ar kitokiu būdu, kokia maksimali talpa. Tai tokios informacijos irgi gali prireikti. Na, žinoma, ir čia yra kalba ne tik tai apie ekologinę gamybą, nes jeigu yra toje pačioje gamybos vietoje, tai reiškia tuo pačiu adresu, jeigu vykdoma ir neekologinė gamyba, tada tikrintojas turi visišką teisę ir įvertinti visas patalpas, įrenginius, dokumentus ir ekologinės gamybos. Masės balansą tikrinti gali ir, ne tai gali, bet turi ir neekologiškų produktų. Tai, žinoma, tos patikros gali užtrukti ilgiau negu paprastai anksčiau būdavo iki šio reglamento. Tai tas bendradarbiavimas yra labai svarbus ir pasiruošimas patikrai irgi labai yra svarbus. Na ir kitas, ką labai rekomenduočiau, nors ir tikrintojas jūs supažindins su nustatytais neatitikimais ar kažkokiais trūkumais, vis tiek persižiūrėkite, kas yra nurodyta protokole, atidžiai persiskaitykite informaciją, nes jūs pasirašydami protokolą tą informaciją patvirtinate, kad jūs susipažinote ir sutinkate. Taip, kad jeigu yra kažkokių netikslumų, iš karto informuokite tikrintoją ir jeigu yra nustatytos kažkokios tai neatitiktys, iš karto pradėkite ruošti dokumentus arba ruoštis tos neatitikties ištaisymui ir įrodančiams dokumentams pateikti. Na ir kokios yra neatitiktys ir priemonės, tai jau ir nuo praeitų metų yra išleistas Žemės ūkio ministro įsakymas, tai yra neatitikčių katalogas, ar kitaip tariant dėl priemonių už ekologinės gamybos reikalavimus, pažeidimus taikymo tvarkos aprašas buvo patvirtintas. Ir žinoma, kiekviena neatitiktis yra vertinama atsižvelgiant į jos sunkumą, ar jinai tyčinė ar netyčinė, ar ją galima ištaisyti, ar nepakenkta ekologinės gamybos terminui, ekologinės gamybos ženklui ir ar nepakenkta vartotojui ir rinkai, ar ne? Taigi jos gali būti arba mažareikšmės, reikšmingos arba kritinės ir priklausomai nuo to sunkumo atitinkamos yra ir priemonės taikomos. Nuo veiksmų plano pateikimo, jeigu tai yra mažareikšmė neatitiktis, iki sertifikato sustabdymo arba srities apribojimo, arba statuso panaikinimo, arba iš viso sertifikato panaikinimo. Ne? Tai jeigu neatitiktis kartojasi, vieną kartą gavote tą pačią neatitikti, antrą, trečią, tai jau tada sunkumas irgi jisai didėja, nes iš mažareikšmės gali patapti ir kritinė. Jeigu jisai yra, vadinasi, jūs nesiėmėt veiksmų, kad patobulinti savo kontrolės sistemą ir tada gali prieiti ir iki tokių kritinių atvejų. Na ir kokie dažniausiai būna nustatomi neatitikimai, vėlgi kalbant apie antrinę gamybą, tai labai dažnai būna negalime išduoti sertifikato dėl tokios vienos iš mažareikšmių neatitikčių, kad maisto veterinarijos tarnybos išduotam maisto tvarkymo pažymėjime
yra neįtraukti ekologiški produktai. Tarkim, įmonė sandėliuoja, tuo adresu sertifikuojasi ekologiškų produktų sandėliavimą, tačiau VMVT išduotame pažymėjime tai įmoniai, tų adresų tai veiklai nėra įtraukti ekologiški produktai ir dėl to negalime išduoti sertifikato. Taip pat būna, kad nepateikti įrodymai dėl prevencinių ir atsargumo priemonių, peržiūros, reguliariaus kažkokio koregavimo, būna irgi neatitiktis dėl priėmimo metu nedaromo įrašų, nes priimant produktą reikalinga tam tikrus atlikti veiksmus, įvertinti dokumentus ir ženklimo etiketę, jeigu produktas paženklintas ir tiekėjo sertifikatą, bet tų veiksmų, kas buvo atlikta, nėra niekur užfiksuota, kad tai buvo padaryta. Tai tokios, atrodo, irgi į tai atkreipti dėmesį. Dėl savikontrolės, jos arba nevykdo, arba nepateikia kokybės užtikrinimo programų rezultatų, arba veiklos vykdytojas yra neapsirašęs, kad laikosi pareigų ir imasi veiksmų įtariamos neatitikties atveju. Nes pagal reglamentą yra aiškios priduotos taisyklės, kad kiekvienas veiklos vykdytojas turi žinoti tos žingsnius, ką jisai turi daryti, jeigu jisai įtaria neatitikti, ar ne, kad produktas yra užterštas neleistinom medžiagom, tai kokius veiksmus jisai turi daryti. Nes jeigu jisai jau tikrai žino, gavo laišką tarkim, iš tiekėjo, kad produktas yra užterštas neleistinomis medžiagomis, tai tokiu atveju reikia ką daryti, iš karto stabdyti tą produktą, jeigu jūs jį dar turite, informuoti sertifikavimo įstaigą, jeigu jūs jo dar nepanaudojate, tai viskas taip ir gerai, bet jeigu panaudojate, tada vėlgi žiūrėti atsakomumą daryti ir vėlgi sustabdyti galbūt tarpinį arba galutinį produktą ir netgi informuoti galbūt pirkėją, kuris jau nusipirko produktą pagamintą su ta žaliava. Tai tą irgi reikėtų turėti savo įmonėje ar ūkyje, turėti tokį aprašą, čia jau grynai iš reglamento reikalavimų, bet juos reikia žinoti ir turėti savo įmonėje. Na, ir kokia nauda iš to, iš tikrųjų, kas liečia sertifikavimą, tai nauda visų pirma pasitikėjimas, ar ne visoms suinteresuotoms šalims, tai jūsų pirkėjui, tarkim, pasitikėjimo laipsnis ir, žinoma, vartotojui arba tokią pačią veiklą vykdančiam konkurenciniai kažkokiai kitai įmoniai. Tai, žinoma, ir reikia siekti, kad tas sertifikatas būtų pasiekiamas vis paprasčiau, nes kuo bus geresnė jūsų kontrolės sistema, efektyvesnė, tuo bus ir tikrinimas sklandesnis, greitesnis ir žodžiu, jums bus nesudėtingas visiškai procesas. Tai tiek iš manęs, ačiū už dėmesį ir jeigu turite klausimų, tai klauskite. Neturit. Aš norėjau pasiteirauti, rašiau, tai jeigu mes esame gamybos įmonė ir visa produkcija yra realizuojama pardavimų kitą įmonę, reikia man registruoti pardavimo veiklą. O jūs kokią veiklą vykdote dar be pardavimų? Gamybos, mes gaminam. Jūs gaminate ekologiškus produktus? Taip. Tai nereikia registruoti papildomas, nes jūsų visas tas procesas yra, jūs gaminate, ar ne, sandėliuojate ir paskui to pačiu platinate. Tai papildomos kažkokios tai veiklos dar papildomai jums nereikia. Manau, kad jeigu jūs turite sertifikatą, tai vis tiek jūsų sertifikate bus platinimo veikla. Supratau, tai taip pat ir sandėliavimo nereikia registruoti. Ne, jeigu jau jūs vykdote paruošimo veiklą, tai vis tiek paruošimo veiklą,
tai bus vis tiek nurodyta, kad ir F162 formoje jūs rašysite, kad jūs ne tik tai perdirbat produktą, bet ir sandėliuojat ir platinat. Tai viskas į tai eina, tai nebus kaip atskiras, bet vis tiek sertifikate bus visos 3 veiklos, ir paruošimas, ir sandėliavimas, ir platinimas nurodytas. Dėkui. Prašau. Matau dar vieną klausimą. Ar visiems eko veiklos vykdytams privalu vykdyti atsargumo ir prevencinių priemonių planą savo auditą? Kaip dažnai, ar yra išimčių? Tai tą reikia daryti, esu paminėjusi, kad tą reikia daryti būtent paruošimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams. Jeigu jūs tik tai sandėliuojate, jeigu jūs tik tai, nežinau, platinat, tai tokiu atveju nereikia. Bet jeigu vykdote paruošimą, tai reikia. Kas liečia dažnumą, tai čia jau yra priklausomai nuo jūsų pačių, gali būti, kaip jūs turite patys įsivertinti. Jūs įvertinti tą mastą gamybos, to ekologiškų produktų gamybos dažnumą, arba netgi rizikas, arba kažkokius neatitikimus. Na, tarkim, vis tiek būna visokios ar skundas dėl kažko, ar galbūt pastebite patys jūsų įmonėje, kad susimaišymo atvejas buvo, arba neteisingai paženklino produktą, tarkim, paženklino neekologišką, ekologiškų produktų etiketę. Tai tokiu atveju jau tokie procesai, tokie dalykai turėtų iš karto eiti, rodyti link prevencinių ir atsargos priemonių plano peržiūros. Dažniausiai tai nusimato įmonės vieną kartą per metus atlikti savikontrolę auditą, bet kas dar pastebėta, kad savikontrolės auditas dažniausiai būna kaip ir padaromas, bet maisto saugos reikalavimų vertinimui. Būna padaryta savikontrolė tik tai pagal RSVT sistemos reikalavimus, bet nieko apie ekologiškus. Čia jau yra negerai. Tai turi būti, jeigu turit RSVT sistemą, aišku, turi būti ir ekologiškų produktų, kaip ir sakiau, reikalavimo, ir rizikos taškai, ir atsargumo ir prevencinių priemonės. Jos gali būti tame pačiame dokumente kaip ir RSVT sistema, bet kad toks dokumentas turi būti, tai tikrai. Ir tada jau nusimatote tą dažnumą ir turi būti ta savikontrolė ne kažkokia padaryta pagal BRC standartą ar pagal maisto saugos standartą, bet būtent pagal ekologinės gamybos reikalavimus. Kas dar? Atsiprašau, norėčiau paklausti. Taip. Jūs minėjote, kad jeigu yra e-parduotuvė, ją atskirai reikia sertifikuoti? Tai reikia, jeigu elektroninėje parduotuvės, jūs turite, tarkim, elektroninę parduotuvę, bet ne patys pristatote prekę pirkėjui, o pasitelkėte kurjerį, paštomatą ar dar kažkokią kitą įmonę, tai yra tarpininkas. Jeigu yra tarpininkas, vadinasi, tokiu atveju neišpildote reikalavimo, kad prekės perdavimo metu tiesiogiai dalyvautų tuo metu ir pardavėjas, ir pirkėjas. Jūs esate pardavėjas, jūs išrašote, gaunate pinigėlius iš pirkėjo, bet perdavimo metu prekės nebūnate tiesiogiai kartu su pirkėju. Tai tokiu atveju jums reikalingas elektroninės prekybos sertifikavimas. Tai, o gal galite plačiau, tai ką ten sertifikuoti, jeigu aš prekę, kur yra jau kaip sakyt, pavyzdys, stiklainis, aš jį dar supakavau į dėžutę ir įdėjau į paštomatą. Tai ką dar sertifikuoti, ką dar ten galima, nežinau, visai keistai skamba. Ne, tai jeigu jūs, tai klausimas yra tada kitas, aš tai sakyčiau, jo, klausimas yra kitas, ar ta elektroninė parduotuvė Ar ta prasme, ta elektroninės parduotuvės tai jums priklausantis. Nes jeigu tai yra kažkokia įmonė, kuri parduoda ar ne prekę, tai vėlgi čia yra ir niuansų. Jeigu jūs norite konkretaus atsakymo, tai
aš jums galiu atsakyti, bet jeigu vėlgi situacija kažkokia pasikeis, tai ir atsakymas gali visiškai iš esmės pasikeisti. Tai jeigu jūs turite, kaip ir sakiau, Aš galiu vienas nuvežti. Aurelijau, išsijunkite mikrofoną. Kiek jūs Taip. galite trukdyti visiems? Taip, Aš labai ačiū, kažkas jau pagaliau. Čia daug, žinokit, kas neišsijungia mikrofoną yra, bet aš kažkodėl nežinau, ar aš galiu ar negaliu. Bandau čia. Galite, jūs mane ką tik užmūtinote. Galite mūtinti. Nu va, pasirodo galiu. Tuo metu neradau kaip. Tai dar kartą atsiprašau, jeigu aš pati pagaminu ir aš turiu savo e-parduotuvę, žmonės užsisakė per tą e-parduotuvę, bet į paštomatą aš vežu pati. Tai tada ką sertifikuoti? Tai platinimo veikla turi būti sertifikuojama. Bet jeigu jūs turite sertifikatą platinimo veiklai, teisingai? Nu, neturiu, nes neįsivaizduoju, ką tai reiškia platinimo veiklai sertifikatas. Perduodu kažkam prekę. Aš buvau savininkas, paskui kažkas... Ne, tai aš manau, kad mes visi, jeigu mes kažką pagaminam, tai mes visi ne savo pasiliekam, parduodam. Tai... Apie ūkininką, ar ne? Ūkininkas kažką pagamino, tarkim, medų, ar ne? Taip. Nu, nesvarbu, ar ūkininkas, ar gamintojas, perdirbėjas, jis vis tiek pagamino ir parduoda, jis niekas nepasilieka savo, čia yra verslas. Tai jeigu ūkininkas arba įmonė ar ne pagamino produktą, tai aš manau vis tiek sertifikate yra platinimo veikla įrašyta. Tai jau tikrai turėtų būti, nes jūs parduodate prekę, vadinasi, ją platina, tiekiate į rinką. Čia geras klausimas, reikėtų pasižiūrėti, ar ten atskirai yra parašyta platinimo veikla. Taip, tai jeigu yra ūkininkai, tai rašo, kad gamyba, sandėliavimas ir platinimas, nes dažniausiai, jeigu arba įmonė, ar ne, tarkim, ruošia produktą, ar ne, perdirba jo, tai bus paruošimo veikla, kas reiškia perdirbimas, pakavimas, ženklinimas, paskui tą produktą pagamintą jie sandėliuoja, ar ne, tai bus įrašytas ir sandėliavimas į sertifikatą ir tai paskui parduoda. Taip, išleidžia iš to sandėlio, kažkur tai veža, kažkam parduoda. Tai tada bus ir platinimas, tiekimas į rinką. Įrašyta tikrai į sertifikatą. Jūsų atveju tai tikrai platinimo veikla, aš taip įsivaizduoju, turėtų būti irgi įrašyta, bet vis tiek, jeigu jūs turite elektroninę parduotuvę, tai apie tai, kad turite elektroninę parduotuvę, turite informuoti kontrolės instituciją, kreipkitės arba į savo tikrintoją, kuris jūs tikrino, arba ekspertą, kuris vertino ir priėmė sprendimą dėl sertifikato išdavimo ir jums tikrai atsakys į tuos klausimus. Tai čia kiekviena situacija yra individuali, jų ir visokiausių būna, kur mums patiems reikia kartais pasukti galvas. Bet taip yra ir net teismo buvo, Vokietijoje buvo teismas tuo klausimu ir yra išaiškinimas labai aiškus, kad jeigu yra elektroninė parduotuvė ir pasitelkiama ne pats, žodžiu, gamintojas arba tos elektroninės parduotuvės turėtojas parduoda prekę galutiniam vartotojui, tokiu atveju taikomas sertifikavimas. Jūsų atveju, jeigu turite sertifikate bus įrašyta platinimas, tai viskas tvarkoj, papildomos veiklos nebus, bet apie tai, kad jūs prekes savo produktus taip pat parduodate ir per elektroninę parduotuvę, taip pat turite informuoti, nes ten Žemės ūkio ministro įsakymų dėl ekologiškų produktų taisyklių, tai yra nurodyta, kas turi būti elektroninėje parduotuvėje pavaizduota arba pateikta kokia informacija dėl produkto ženklinimo. Turi būti būtinai sertifikavimo įstaigos kodas, vieta, kur užauginta žaliava ir logotipas, ES ekologinės gamybos logotipas. Tai va, tai gal atsakiau. Supratau, dabar dar pažiūrėjau sertifikatus, tai nuo 22 metų atsirado šitie įrašai, kaip jūs minėjote, gamyba, paruošimas. Jo, anksčiau nebuvo, tikrai peržiūrėjau. Nuo 22 metų
sausio 1 dienos pradėjo tas taikyti 2018 metų 848 reglamentas, kuris pakeitė senuosius ekologinės gamybos reglamentus 834 ir 889. Tai dėl to, kad pasikeitė reikalavimai, pasikeitė sertifikato struktūra, dabar visos sertifikavimo įstaigos išduoda vienodo formato sertifikatus ir per elektroninę Tracy sistemą ir realiu metu bet kas gali pasižiūrėti, ar kažkurio tai veiklos vykdytojo, kuris bebūtų Lietuvoje, Italijoje ar Prancūzijoje, ar to veiklos vykdytojo sertifikatas galioja. Ir kokiom veiklom, kokiam produktam ir kokiam gamybos metodam. Supratau, ačiū. Prašau. Tai ką? Labą dieną. Labą dieną. Turiu keletą klausimų, kadangi tik surenku reikiamą informaciją, pati nelabai apie viską nusimanau, bet mūsų apskaitininkė klausė, ar galėtumėte patikslinti, kokią metinę balanso sumą reikėtų pateikti. Ten ties pirmų punktų, kur nurodėte, kad reikėtų pateikti darbuotojų skaičių, pajamas ir metinę balanso sumą. Taip. Tai galiu tada patikslinti mūsų Ekoagros tinklalapyje, kodėl to reikia. Todėl, kad tam, kad apskaičiuotumėm jums sertifikavimo mokestį, kad nepritaikytumėm per didelio ar per mažo, ar ne, nes yra įkainiai patvirtinti ministro įsakymu. Tai tuoj minutę aš pati patikslinsiu, pasakysiu taip, kaip parašyta ministro įsakymu. Taigi, labai maža įmonė, jūs galite visą tą informaciją rasti Ekoagros tinklalapyje, kur yra darbų įkainiai. Atsivertė darbų įkainius, būtent skiltyje apie įkainius labai mažoms įmonėms arba tvarkymą ūkiuose. Yra parašyta, kad labai maža įmonė apibrėžiama kaip įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir arba metinė balanso suma neviršė 2 milijonų eurų. Tai vadinasi, jūs turite pateikti metinę apyvartą arba metinę balanso sumą. Gali būti abu, bet gali būti arba, čia pasirinktinai. Ir turite nurodyti vidutinį darbuotojų skaičių. Gerai, supratau, ačiū. Tada kitas klausimas. Jeigu mes patys negaminame, tik sandėliuojame ir lipdukuojame jau pagamintus produktus, ar reikia pateikti tuomet valymo dezinfekavimo sąrašą, kaip ir ne? Jūs tą sandėlį vis tiek valot ir dezinfekuojat. Jūs čia pagal bendruosius reikalavimus reikalingi. Taip? Tai reikia. Kokias medžiagos, kokias valymo, kokias dezinfekavimo medžiagos yra naudojamos, reikalinga taip pat pateikti. Jeigu, aišku, kažkas tai jums neaišku, perskaitėt laišką ir kažkas neaišku, nesidrovėkit, skambinkit, rašykit elektroninių laiškų, jūs kontaktus galite rasti visų mūsų darbuotojų Ekoagros tinklalapyje ir skambinkit, klauskit, kaip pateikti, ar tai pakaks, ar to, ar ką reikia, nes iš tikrųjų, kai jūs pateiksite duomenys tinkamai, tada ir mažiau bus klausimų tiek tikrintojai irgi vėlgi sutaupysite laiko. Gerai, ačiū. O dar sakykit paskutinis tuomet, kas turėtų dalyvauti patikros metu vykti į patį sandėlį, kas atstovauja iš kokybės pusės iš įmonės, ar reikėtų asmens, kuris gali prieiti ir prie tų apskaitos programų, jeigu būtų reikalinga surasti ar patikrinti tam tikrus duomenis. Kas gali dalyvauti arba pasirašyti patikros protokolą, tai jau yra jūsų įmonės, koks yra ar direktoriaus, ar vadovo, ar jūsų įmonės, kokia yra nuostatos, ar ne, kam suteiktos tokios atsakomybės ir tokios pareigos. Tai čia jau jūsų įmonės viduje turite jūs tai nusistatyti, kas bus už tai atsakingas. Nes atsakingas žmogus turi ne tik pasirašyti protokolą, bet ir išmanyti reikalavimus, nežinoti apie juos, galų gale, jeigu matys kažkokie pasikeitimai ar ką nors, kažką galbūt šiandieną išgirdote,
tai tada galvojat, gal reikia man pasidaryti tą ir tą ir tą, ir tada puolate daryti ir informuojat su tais procesais visus susijusius asmenis, kad gerbėmieji kolegos, kadangi dabar pasikeitė tas ir tas ir tas, mes savo kontroliai pasidarėm sistemoje taip ir taip ir taip, dabar turėsite daryti ne taip, kaip darėm, bet čia, kaip parašykite, prašau susipažinti, pasirašyti ir vadovautis. Tai čia priklausomai nuo kiekvienos įmonės. Gerai, dėkoju. O jūs įrašėte šį seminarą dabar? Ar kelsit? Taip, dar vis įrašinėjama. Gerai. Ačiū tuomet. Gražios dienos. Ačiū Jums už klausimus. Tai ar dar bus klausimų? Labą dieną, norėčiau paklausti. Taip, prašau. Čia toks kaip ir techninis klausimas. Taip, mes turime mažą skerdiklėlę, išpjaustame mėsą ir prekiaujame. Dabar mes prekiaujame sausą brandinimą jautieną, kur brandiname tą mėsą. Pagal apibrėžimą brandinimas tai yra perdirbimas. O kaip tik bandžiau pildyti formą 162F ir reikia pasirinkti produktą iš klasifikatoriaus. Ten yra tik tai neperdirbta mėsa, mėsos pusgaminiai ir mėsos gaminiai. Ir pasirinkti neperdirbta mėsa? Neperdirbta. Tas brandinimas nėra perdirbimas. Būtent tai bus... Na, matot, vienur... Kas yra perdirbtas, ten vėlgi reikia žiūrėti kitus reglamentus, bet čia yra paruošta. Aš ten tų reglamentų perskaičiau tiek puslapių šimtų, kad Aš iš tikrųjų paminėjau žodį perdirbimas, nes jis buvo naudotas dar iki 22 metų. Dabar yra naudojamas terminas paruošimo veikla. Bet paruošimo veikla apima, kaip sakiau, daug dalykų. Tai yra ir perdirbimas produktas, ir konservavimas, kas yra neperdirbtas produktas, nes brandinta mėsa greičiausiai bus neperdirbtas produktas, bet jau konservavimo veikla, bet tai nėra pirminė gamyba, tai yra antrinė gamyba, kur pasikeičia produkto struktūra. Tai tiesiog rašykite neperdirbtą pasirinkimą. Gerai, dėkui. Prašau. Kas dar? Ar jau viskas aišku, ar ne? Na, tai iš tikrųjų galiu tik tai padėkoti už jūsų gausų dalyvavimą, už jūsų laiką. Ir labai atsiprašau už tuos techninius nesklandumus, čia paišyba ant ekrano, bet jau yra kaip yra, tai ką, aš jums labai stengsiuosi, kad kitą kartą taip nebūtų, tobulėsim ir jums gražios dienos. Aha, dar kažkoks klausimas, jei savo užaugintą ekologinį derlių parduoda įmonei, kuri daro ekologinę produkciją, man kažkokią papildomą pardavimo formą reikia pildyti ar nieko? Tai žiūrėkite, jeigu jūs pagaminot kažkokios tai ekologiškos produkcijos. Na, tarkim, morkų užsiauginot, ar ne? Užsimoginot morkų toną ir jūs parduodate. Tai tikrintojas atvykęs sakys, klausykit, jūs užaugino toną rašot. O tai kur jūs padėjot? Sakysit, pardavėt. Įrodykit, kad pardavėt. Negalėsit įrodyti, jeigu neturėsit dokumentų. Būtinai turi būti dokumentas. Niekas iš niekur neatsiranda ir niekas niekur nedingsta. Tam yra tikrinamas masės balansas. Jeigu aš pasėjau ten tiek ir tiek sėklų, ar ne, ten 2 pakelius morkų, nu tai tonos morkų gal neužauginsiu, ar ne? Tai tikrai, kad ne. Tai jeigu aš užauginau toną morkų, tai vadinasi, jeigu jų neturiu sandėlyje, tai vadinasi, kažkur aš padėjau. Ir jeigu kažkur jos dingo, tai aš turiu įrodyti dokumentais, kur jos yra. Kiek ar supuvo, ar suvalgiau, ar utilizavau, na jau tonos neišmesti šiaip į šiukšliadėžę, vadinasi, irgi turi būti dokumentas. Tai kokia pardavimo forma, tai taip, turi būti sąskaita. Bet kokiu atveju, ar ten kažkoks pinigų priėmimo kvitas ar panašiai, jūs turite įrodyti, kad jūs pardavėte ir kažkas tai sumokėjo, arba nežinau, labdarai atidavėt, bet turi būti dokumentas, kur dingo.
Jo. Tai tiek. Tai sėkmės, jeigu turėsit dar kažkokių klausimų, tai kaip ir sakiau, skambinkit, rašykit, klauskit jūsų, jūs kuriuos žmonių, kurie jūs tikrino arba priėmė sprendimą ar skyriaus vadovų. Tikrai yra daug mūsų įstaigoje kompetentingų žmonių ir jums atsakys į klausimus ir netgi galės pagrįsti teisės aktus. Na, jeigu, aišku, tie žmonės jūs netenkina atsakymas, galite kreiptis ir aukščiau, ir yra ir kokybės vadovas, ir galų gale ministerijoje yra žmonės, kurie gali išaiškinti. Tai, kad sėkmės visiems ir ačiū Jums už gausų dalyvavimą, už Jūsų laiką ir gražios likusios dienos.